Sveiki visi. Aš esu Dana iš Vilniaus Naujojo Testamento Baptistų bažnyčios. Trumpai norėčiau papasakoti, kodėl aš tikiu Dievu ir kodėl aš lankau bažnyčią. Aš nuo pat mažens augau viena su savo mama ir su savo sesė, kadangi tėtis mus paliko. Ir mama, ieškodama išsigelbėjimo, pradėjo lankyti tokią bažnyčią ir natūralu pradėjo vestis ir mus kartu. Taigi bažnyčiai aš kaip ir užaugau. Bet tokio nuoširdaus tikėjimo, taip sakant, pajutimo, kad aš galiu kažką daryti Dievo garbiai, kad aš esu tikrai Dievo ir kad aš esu reikalinga, aš neturėjau iki tam tikro gyvenime momento. Mano sesė yra 3 metais už mane jaunesnė. Ir buvo toks laikotarpis jos paauglystėje, kada jinai labai stipriai įsitraukė į neformalų veikimo tokią kaip grupę, nežinau kaip įvardinti, bet žodžiu, pradėjo pankauti, kvailioti, taip sakant, išgerimai, rūkimai, negrįžimai namo, pykčiai ir visa kita. Ir tai buvo mūsų šeimai iš tikrųjų didelis stresas, kadangi iš normalaus vaiko staiga tapo kažkoks dreduotas, dažytas, piktas, geriantis, vemiantis, grįžtantis namo žmogus, su kuriuo neįmanoma susišnekėti. Grįšiu tiesiai prie reikalo, iš tikrųjų. Mane labai stipriai paveikė jos labai greitas pasikeitimas, kuris įvyko dėl bažnyčios maldų ir dėl mano mamos maldų. Tai reiškia, mano sesė, kuri buvo tokia neformalė visa, kaip sakant, neprimtina bažnyčioje, staiga kardinaliai pasikeitė ir pradėjo tikėti Dievą dar stipriau negu kažkada ir pradėjo veikti ir visokie seminarai ir pokalbiai su žmonėmis ir skaitymai knygų. Viskas totaliai iš juodo pasidarė į baltą ir tai tikrai labai stipriai šokiravo ir veikė. Ir apturėjau su ja tiesiog labai tokį gerą pokalbį ir nuoširdžiai dalinausi su ja, žinai, Ilona, aš žiūriu tave, tu taip gerai viską darai, taip čia Dievas per tave veikia, taip nerealiai tau, kad taip viskas atsitiko ir taip džiaugiuosi dėl tavęs. O jis sako, tai ir tu tą patį gali daryti. O aš kažkaip pasakiau, kad žinai, aš iš tikrųjų netikiu, kad aš nei rojui būsiu, nei kažką ten pasieksiu tokio Dievo garbiai. Tiesiog aš nesijaučiu tokia gera. Ir jį tiesiog man apšvietė, kad Dievas tave myli lygiai taip pat, kaip ir visus kitus žmonės, kurie nori tarnauti jam. Ir tu, pripažindama Jėzų kaip savo gelbėtoją, tiesiog pripažindama jo auką ir nusižemindama prieš tai, tu jau kaip ir įsirašei į tą būrį ir tu gali daryti viską, ką tu norėtum padaryti Dievo garbiai. Tau nereikia nieko kito daryti. Tau viskas atleista. Tu gali eiti toliau. Aš tikiu, kad jums atrodo visą tai keista, galbūt atrodo, kad net neverta apie tai kalbėti, bet man asmeniškai gyvenime tai buvo posūkis. Ir nuo to momento, kaip bebūtų keista, aš skaitydama Bibliją, aš pradėjau ją suprasti. Labai sunku taip sukišti viską į tokį trumpą pasakojimą, bet aš pasakysiu, kad mano mama buvo gan griežta moteris ir nuo pat mažens aš buvau mokoma, kad reikia skaityti Bibliją. Todėl aš ją skaitydavau kasdien, nieko nesuprasdavau, man tai būdavo tiesiog ritualas, kurį reikia atlikti taip ir aš tai atlikdavau. Bet nieko per daug man tai nereikšdavo. O štai čia staiga po šito pokalbio, sakykime, viskas tiesiog paėmė ir pasikeitė ir aš staiga suprantu. Tai yra trumpa mano istorijos dalis, bet aš tikiu, kad kiekvienas iš jūsų turit savo istorijas ir aš tiesiog noriu paraginti jūsų ieškojimus, paraginti jūsų tikėjimą ir drąsą. Tiesiog išdrįsti patikėti, kad jūs galit kažką daryti Dievo garbiai, nes kiekvienas esat vertingas.